O išrinktasis, jie manė, kad laimėjo, bet jų triumfas buvo tik iliuzija. Jie bandė tave palaužti, skleisdami gandus, šnibždėdami melą, bet tu pakilai kaip feniksas iš pelenų. Ta akimirka, kai jie šventė savo pergalę, tu sugrįžai, bet nebebuvai tas žmogus, kurį jie pažinojo. Tapote jėga, kurios jie negalėjo įsivaizduoti. Jūsų tyla, jūsų tylėjimas buvo ne silpnumo ženklas, o strategija. Jūs kaupėte jėgas, ruošėtės lemiamam momentui. Jūsų dvasinė komanda, jūsų ryšys su dievybė buvo su jumis, ruošė jūs šiam momentui. Jie savo aklumu nesuvokė, kad savo veiksmais tik grūdino jūs, atskleisdami tikrąjį jūsų potencialą. Jie neįvertino jūsų, manydami, kad jų planai liks nepastebėti, bet jūs visada buvote 10 žingsnių priekyje. Jie rezgė intrigas, o jūs, kaip šachmatų meistras, jau matėte kelis ėjimus į priekį. Jūsų tyla, jų akimis, buvo pralaimėjimo ženklas, bet iš tikrųjų tai buvo laikas, kai jūs ruošėtės lemiamam smūgiui. Jūsų dvasinis tikėjimas, jūsų vidinė stiprybė buvo jūsų skydas ir kalavijas. Jie bandė jūs suklaidinti, bet jūs, vedami aukštesnių jėgų, visada buvote vienu žingsniu priekyje. Jūsų tyla buvo taktika, kuri leido jums sukaupti jėgų ir išminties. Ir dabar, šią akimirką, kai jų planai žlunga, jie supranta, kad niekada nekontroliavo situacijos. Išryškėja jūsų stiprybė, jūsų atsparumas. Jie mato, kad jų vadinamoji pergalė buvo tik iliuzija. Ir dabar jie susiduria su jūsų tvirtumo tikrove. Jūsų dvasinis tikėjimas, jūsų ryšys su dievybė visada buvo su jumis. Jie buvo jūsų skydas, jūsų vadovas. Šioje kovoje buvote ne vieni. Ir dabar, kai tiesa iškyla į šviesą, jie supranta, kad niekada nebūtų galėję jūsų nugalėti. Jie bijojo jūsų unikalumo, jūsų stiprybės. Jūs nesate tik dar vienas žmogus minioje, jūs esate gamtos jėga, pasirinkta išsiskirti, nesilaikyti normų. Esate gimęs vadovauti, rodyti kelią kitiems. Atėjo laikas didžiam posūkiui. Ta akimirka, kai suprasite, kad visi išbandymai buvo pasiruošimas kažkam didingam. Jūs nebesate tas žmogus, kuriuo buvote anksčiau. Perėjote per ugnį ir dabar jūsų stiprybė bei ryžtas yra neginčijami. Šis posūkis tai ne kelio pabaiga, o naujas skyriaus pradžia, kuriame jūsų išmintis, stiprybė ir pasitikėjimas savimi bus jūsų vedliai. Jūs esate savo likimo architektas, naujų galimybių kūrėjas. Jūsų stiprybė, jūsų atsparumas yra tai, ką daro jūs išrinktuoju. Jūs perėjate išbandymus, o dabar esate pasirengę naujam lygiui, kuriame jūsų įtaka ir galia bus beprecedentė. Jūsų dvasinis tikėjimas, jūsų vidinė stiprybė visada bus su jumis ir ves jūs link jūsų tikrojo tikslo. Jūs esate išrinktasis ir jūsų sugrįžimas neišvengiamas. Tegul jūsų kelionė būna jūsų stiprybės ir dieviškojo palaikymo liudijimas. Jei patiko video, leiskite savo paspausti ženklelį patinka. Pasidalinkite informaciją su draugais ir užsiprenumeruokite Visatos balsą. Užsiprenumeravę gausite prieigą prie uždaros ir ypatingos informacijos skirtos tik išrinktiesiems. Ačiū, kad esate su mumis.
Jei patiko video, leiskite savo paspausti ženklelį patinka. Pasidalinkite informaciją su draugais ir užsiprenumeruokite Visatos balsą. Užsiprenumeravę gausite prieigą prie uždaros ir ypatingos informacijos skirtos tik išrinktiesiems. Ačiū, kad esate su mumis.